Hei, sveiki! Netrukus pasimatysime. O iki mūsų susitikimo reikia atlikti tam tikrus namų darbus. Todėl kreipiuosi į kiekvieną iš jūsų. Bičiuliai, labai prašau pamėginti pasižiūrėti į savo įprastą savaitę. Maža to, surašyti visus eilinius savaitės darbus ir trukmes, kiek jiems skiriate. Būtų labai gerai, kad bendra trukmių suma neviršytų 40 valandų. Tai vat pasižiūrim į savo asmeninę savaitę, pasižiūrim į darbus, kuriuos turime atlikti ir kiek kiekvienam iš jų mes skiriame. Bendra suma 40 valandų. Jeigu neaišku, aš esu susirašęs tokį kaip pavyzdį, kuris galbūt gali visai jums padėti. Tai pavyzdžiui, komandos susirinkimas 2 valandos. Vizitai pas klientus 10 valandų. Pasiūlymų ruošimas klientams 5 valandos. Įvairūs pasiplepėjimai su kolegomis, parašiau 2 valandas, bet puikiai suprantam, kad tikriausiai yra daugiau. Ataskaitų rengimas 1,5 valandos, sutarčių jų priedų rengimas ir kitas popierių tvarkymas 3 valandos ir įvairių skubių ir nenumatytų klientų problemų sprendimas 12 valandų. Tai va tokį sąrašėlį pasidarom ir į mokymus ateiname būtent su juo. Taip pat priminsiu, kad su šitu namų darbu turėtų atkeliauti ir jūsų patogi apranga arba sportinė apranga. Ir ten jau turėsime šiek tiek kitokius darbus, kuriuos veiksime. Žodžiu, laukia smagus susitikimas, aš labai nekantrauju, mano kolega Mindaugas nekantrauja dar labiau. Tai iki greito pasimatymo.